Tiesiog papildoma nuomonė. Be abejo. Yra labai naudinga. Papildoma nuomonė. Man atrodo, čia yra geras apibūdinimas, kur šiuo metu yra dirbtinis intelektas. Dirbtinis intelektas už mus per kelias minutės gali išspręsti bet kokį uždavinį ar parašyti rašinį, bet kas iš to, kai ateini kontrolinį ir egzaminą? O kai gyvenime prireikia tikrų žinių? Tad kaip padaryti, kad dirbtinis intelektas padėtų vystyti mūsų intelektą, o ne jį pakeistų? Štai tokia šios dienos Tele2 gyvenimo pamokos tema, o mūsų mokytojas jau gerai mums pažįstamas Lukas Keraitis. Labas, Lukai. Labas, Arnoldai. Edukatorius, dirbtinio intelekto specialistas iš tikrųjų, technologijų apžvalgininkas. Žodžiu, Lukai, tai kaip priversti dirbtinį intelektą mums padėti mokytis, o ne nusirašinėti? Pasidalinsiu 3 patarimais, kaip naudoti dirbtinį intelektą ir 3 klaidomis, ko nedaryti, naudojant dirbtinį intelektą, jeigu ruoši namų darbus, jeigu ruošiesi mokyklai. Be abejo, svarbiausia, kad būtum pasitaręs su mokytoju, direktoriumi ar apskritai turėtumėte taisyklės mokykloje, kaip jūs tai darote. Neklausykit vien manęs. Bet manau, galim pradėti, ar ne? Pasidalinsiu patarimais, kurie veikia visose pagrindiniuose dirbtiniuose intelektuose, kuriuos naudojame kasdien. Tiek Claude, tiek ChatGPT, tiek Google Gemini. Pagrindinę naudosiu Google Gemini, nes jis yra visai nemokamas ir jo naudotis labai paprasta. Taigi, nueinu į jį ir čia turiu langą, kuriame galiu rašyti, ką tik tai sugalvoju. Ir dažniausiai tai žmonės ir daro. Pavyzdžiui, rašo, kas yra osmosas, nes nori tai išsiaiškinti. Puiku, galima daryti ir taip, bet greitesnis būdas ir pirmasis mano patarimas yra naudoti diktavimą balsu. Paspaudžiu šitą diktavimo mygtuką ir sakau, kas yra osmosas. Ir gavau atsakymą. Balsu užduoti užklausas yra labai paprasta, labai greita. Jeigu turi daug minčių, kurias nori išsakyti, tai balsu tai padaryti dažnai yra paprasčiau negu tekstu. Kitas mano patarimas yra neskubėti eiti į pokalbį. Žmonės labai mėgsta su juo susirašinėti, klausti čia apačioje paaiškinimo, patikslinimo ir dažnai pamiršta, kad galima redaguoti savo užklausą. Jeigu čia prie teksto nuvesiu pelę ir paspausiu ant šito pieštuko mygtuko, man leis redaguoti mano užklausą. O kodėl redaguoti užklausą ir neiti į susirašinėjimo langą? Pirmiausia, mažiau painiavos. Mažiau painiavos apie ką kalbate, mažiau painiavos tiek jums, tiek dirbtiniam intelektui. Šiek tiek daugiau tvarkos jūsų susirašinėjime. Taigi, pirmoji klaida, kurią noriu pastebėti, žmonės skuba eiti į pokalbio langą ir ten paskui ima painiotis apie ką kalba. Antroji klaida, kurią mes dažnai darome, tai yra tingime parašyti ilgesnę užklausą ir duoti daugiau informacijos dirbtiniam intelektui. Čia matote, aš esu surašęs ne vieną klausimą, kuris padeda galvoti, o ką aš turėčiau pasakyti dirbtiniam intelektui. Pavyzdžiui, užduotis. Ką dirbtinis intelektas turi padaryti? Tikslas. Kodėl man to reikia? Tai angliškai vadinama prompt engineering arba užklausų dizainu ir gerai ir naudinga yra tai žinoti. Duosiu pavyzdį, kaip atrodo neblogai parašyta užklausa. Taigi galėjau tiesiog paklausti, kas yra osmosas ir gaučiau neblogą atsakymą, bet jeigu noriu šiek tiek detalesnio klausimo, aš jam parašau, pavyzdžiui, užduotis. Padėk man suprasti osmosą. Tikslas. Šiuo metu mokomės 6 klasėje ir ne iki galo suprantu, ką tai reiškia. Auditorija. Kam tai skirta? Mokysiuosi aš, ar ne? Labai paprasta. Dabar skyriau užklausai galbūt 5 minutės ir atsakymas bus gerokai detalesnis ir gerokai labiau pritaikytas man. Tai tikriausiai tame ir yra skirtumas tarp nusirašinėjimo ir pagalbos mokymuisi, kad tu užduodi klausimą ne kas yra osmosas, tai būtų nusirašinėjimas, o padėk man suprasti, kas yra osmosas, tai yra paaiškinimas, kuris tau padės susiformuoti suvokimą. Taip. Čia yra pati blogiausia klaida ir labai svarbus dalykas, kurį aš visiems noriu pasakyti. Yra labai kvaila ir neišmintinga prašyti dirbtinio intelekto, kad jis padarytų kažką už mane, nes tokiu būdu nei aš kažko išmokstu, nei aš esu padaręs darbą. Kitas svarbus momentas, ir jį turi Google Gemini dirbtinis intelektas, jisai gali jums padėti mokytis. Taigi, kai aš klausiu kažką apie osmosą arba turiu kitą klausimą, aš paspaudžiu šitą mažą pliusiuką ir pasirenku režimą, kuris vadinasi Guided Learning arba pagalba mokantis. Ir dabar dirbtinis intelektas supranta, kad aš mokausi šito dalyko, aš noriu geriau jį suprasti. Todėl jisai neskubės man pasakyti atsakymo, jisai užduos man daugiau klausimų, jisai bandys mane patikrinti ir jisai ves mane per mokymosi procesą. Labai naudinga būnant moksleiviu. Čia paminėjau kelis paprastus dalykus, o dabar kelios funkcijos šiek tiek pažengusiems. Dabar nueisiu į ChatGPT programą ir čia šone matau tokią skiltį vadinimu projektai, projects. Paspaudžiu ant jos. Ir čia galiu sukurti naują projektą. Paspaudžiu naujas ir rašau tyrimas apie rajono problemas, nes mes kartu su klasiokais norime ištirti savo rajono problemas ir apie tai rašysime rašinį. Ir prieš mano akis yra tas pats pokalbio langas, tik tais labai svarbu, apačioje aš galiu įkelti
sources arba šaltinius. Galiu įkelti savo dokumentus ir čia, pavyzdžiui, turiu tokį dokumentą, kuris vadinasi Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimo ataskaita. Aš paimsiu ir įkelsiu šitą failą į šitą projektą ir dabar, kai aš kalbėsiuosi su dirbtiniu intelektu, jisai man pateiks atsakymus iš šito dokumento. Aš galiu kalbėtis apie šitą dokumentą. Ir dar geriau, aš galiu dalintis šito projektu su savo klasiokais. Jeigu nueinu į ChatGPT programą, tas pats veikia ir Claude, kairėje matau plugins arba connectors. Tai yra programos, kurias galiu prijungti prie dirbtinio intelekto. Jeigu ją prijungsiu prie ChatGPT, galėsiu su ja kalbėtis per savo dirbtinį intelektą ir užduoti jai daryti užduotis. Pavyzdžiui, štai matote, kiek jau programų esu prijungęs ir dabar atsidarysiu naują pokalbio langą ir pasakysiu, sukurk Spotify grojaraštį su Teledueto dainomis, pavadink Vaibinam su Arnoldu. Leidau savo tokį žodį panaudoti. Gerai. Ir paspaudžiu pliusą ir paspaudžiu Spotify Connector. Ir dirbtinis intelektas pateikia man atsakymą ir pateikia nuorodą. Paspaudžiu ją ir atsidaro mano Spotify programa ir joje jau yra išsaugotas grojaraštis su Teledueto dainomis ir su pavadinimu, kurį prašiau. Pavyzdžiui, gali dirbtinis intelektas atlikti mano parašyto rašinėlio analizę, šiek tiek imituodamas mokytoją ir pateikti kritinius pastebėjimus? Gali. Manau, kad dirbtinis intelektas labai geras dalykas yra interpretacijai. Ar ne? Išgirsti dar vieną nuomonę. Tiesiog papildoma nuomonė. Be abejo. Papildoma nuomonė. Man atrodo, čia yra geras apibūdinimas, kur šiuo metu yra dirbtinis intelektas. Tai yra papildoma nuomonė, kurios galima paklausyti, bet nereikia priimti labai rimtai ir jokių būdų negalima priimti už gryną pinigą. Čia labai didelė klaida. Štai dabar galite papildomą nuomonę pasidarauti apie mūsų pokalbį, to paties dirbtinio intelekto, o mes lyg ir baigiame. Ačiū. Iki.